naujo tipo visuomeninio transporto priemonė, sakyčiau, kažkas tarpinio tarp troleibuso ir šiuolaikiško lengvojo tramvajaus. Esmė, jinai turi tik tai vieną bėgį. Važiuoja ant guminių ratų ir naudoja vieną bėgį tik tai tam, kad išlaikytų transporto priemonę vietoje ir labai užimtų mažai vietos gatvėje. Ten yra kišimas, tai dar suprantama. Šis tramvajus naudoja tradicinės, paprastas sunkvežimių padangas, šiuo atveju Michelin. Aišku, Michelin turi dėti specialesnės jam. 100 000 kilometrų galima važiuoti su vienam padangu. Taip atrodo ratai ir sistema, kuri palaiko. O čia jau instaliuotas palaikantis vienas bėgis tiesiog į geros kokybės asfaltą tipišką, kurio važiuoja autobusai, troleibusai ir mašinos. Tuoj bandysime pasivažinėti, netgi vairuot duos. Visi tramvajai turi be abejonės šildymą, kondicionavimą, mikroklimato kontrolę. So, and you can produce per year 100 grams? Only here. Only here. And you can see that if needed, we can make more if it's necessary. Aliuminį korpus. Šitas tramas renkamas Paryžiui. Paryžiuje šiuo metu jie renginėja 2 linijas. Sterilu gamyklai. Kaip kokioj ligoninėje. Štai išbandysime tradicinį tramvajų. Bilietų automatinis pardavimo terminalas su visa informacija, kada atvažiuoja tramas.